Bent trumpam labiausiai vertinta sporto šaka Lietuvoje tapo šiuolaikinė penkiakovė. Olimpiniai didvyriai penkiakovininkai Edvinas Krungolcas ir Andrejus Zadneprovskis triumfavo geriausių Lietuvos metų sportininko rinkimuose. Olimpinės bronzos laimėtojas Zadneprovskis rinkimuose užėmė antrąją vietą, o geriausiai tapo olimpinis vicečempionas Edvinas Krungolcas. Edviną šiais metais galima vadinti laimės kūdikiu. Jis ne tik pirmą kartą pasipuošė olimpiniu medaliu, bet ir vedė savo išrinktąją. Ar galėjo 2008 būti dar geresni? Be abejo, galėjo laimėti olimpinį auksą, šypsosi Edvinas, neslėpianti savo maksimalizmo ir užsispyrimo. Tiek metų siekta šio titulo ir buvo ir antras, ir trečias, ir pagaliau galima sakyti. O tai visų pirma yra labai didelis mano darbo rezultatų įvertinimas, aš manau, nes tai vis dėlto šitą titulą man padovanojo, galima sakyti, žmonės. Ne vieną svarbų titulą laimėjęs atletas apie karjeros pabaigą dar negalvoja. Edviną tik kiek neramina šiuolaikinėje penkiakovėje atsiradę pakeitimai. Sportininkas teigia, kad sujungius bėgimo ir šaudymo rungtis sumažės psichologinio nusiteikimo faktorius. Edvinas sako su nekantrumu laukiantis artimiausių varžybų, kad pamatytų, kaip pavyks prisitaikyti prie naujų taisyklių. Čia priklauso vis dėlto nuo personalijų, nuo asmenybių. O pats pikas, aš manau, kad yra kažkur tai apie 28-30 metų. Na, kiek pats planuojate dar sportuoti profesionaliai? Sportuosiu dar, kol judu, tol gyvenu. Londoną važiuosit? Ar važiuosiu ar nevažiuosiu, nežinau, bet kad noriu, tai tikrai. Trečią vietą rinkimuose užėmė olimpinė vicečempionė buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė, vienintelė moteris lietuvė Kinijoje iškovojusi medalį. Geriausia 2008 metų komanda pripažinta į olimpinę ketvertuką patekusi krepšinio rinktinė. Stasys Vaitonis, Donatas Grybauskas, Tadas Leonovas, LRytas LT.